Gerbiami tarybos nariai, laba diena. Laba diena svečiams, administracijai. Susižiūrėkime, ar visi susidėję korteles užsiregistravimui. Taip, šiandien mūsų tarybos posėdį nedalyvauja Antanas Čepononis, Gintaras Žilėnas, Aloyzas Juodis, Darius Jurėnas komandiruotėje. Ir nedalyvauja Vida Janulaitinė, bet turėtų būti. Taip, posėdėje be administracijos skyrių vedėjų dalyvauja Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorės pavaduotojas Dainius Tiškevičius ir Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro priėmimo punkto vadovas Arvydas Juozapaitis. Kadangi vis tai komitetuose, tai tarybai būna paklausimų dėl atliekų tvarkymo, dėl APP aikštelių priežiūros, manau, kad mes jų išklausysime po tarybos posėdžio, kada bus atsakymai į paklausimus. Ar būtų paklausimų administracijai? Nematau. Taip. Šios dienos mūsų darbotvarkėje 17 klausimų. Ar balsuosim už kiekvieną sprendimo projekto klausimą dėl įtraukimo į darbotvarkę atskirai, ar už visą darbotvarkę? Yra pasiūlymas už visą darbotvarkę. Kas už šią darbotvarkę, kviečiu balsuoti. Už 18, 2 nebalsavo, darbotvarkė patvirtinta. Gerbiami tarybos nariai, dar kartą pasižiūrėkit, ar visi gerai įdėję korteles. Tai dar norėčiau minutę dėmesio prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus. Turime tikrai svarbių ir, sakykime, malonių procedūrų. Turim pasveikinti mūsų gerbiamą tarybos narę. Turbūt ne pagal amžių, bet pagal tarybos nario veiklą tikrai ilgą, didelę patirtį turinti žmogų. Palinkėti jam laimės, sveikatos, stiprybės, tų nenutrūkstamų minčių srauto, gerų idėjų srauto, kad tie darbai, kuriuos jūs darot, neštų laimę ir malonumą ne tik jums, bet ir jūs supantiems žmonėms. Tad gerbiamas Jonai, su gražiu jubiliejum. Ir kadangi taip jau sutapo ne jubiliejiniai metai, bet data yra šiandien, o
Mums su vicemeru bilė tik sveikinti, tuo labiau dar moterį. Tai, miela Rasa, sveikinam, sveikatos, stiprybės, meilės širdį ir visada būti tokiai, kokie esat. Malonioji dalis baigėsi. Pradėsim klausimų svarstymą. Pirmas klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto ir privatizavimo fondo tikslinimo komitetuose pritarta su papildymais bei pataisimais. Po komitetų yra dar truputėlį viena eilutė papildyta. Norėčiau, kad finansų skyrius vedėja trumpai pristatytų. Labą dieną. Gerbiami tarybos nariai, tokie biudžete yra patikslinimai. 2.7 eilutė, kur yra savivaldybės administracijai parašyta 160 000 skirti Radviliškių vandenį, 100 000 pagrindiniam projektui, 60 000 prie renovuojamų namų. Po viešųjų pirkimo procedūros reikėtų parašyti taip: vietoj 198, vietoj 60, 62. Niekas nesikeičia, suma ta pati. Ir antram priede reikėtų papildyti, šiaip jūs esat informuoti, norėčiau tik priminti, kad 17 eilutė yra papildoma, kuri nebuvo pateikta į komitetus. Jis yra ta, kad Radviliškio miesto seniūnija iš savo biudžetų tikslinasi eilutės ir 18 000 norėtų skirti Radviliškio miesto papuošimui advento ir kalėdų šitą progą. Kalėdinis papuošimas. Tai tiek būtų. Ačiū, Rytai. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, tad kviečiu balsuoti. Ačiū. Už 14, 6 susilaikė, 1 nebalsavo, sprendimas priimtas. Antras klausimas. Dėl nekilnojamo turto pripažinto netinkamų skliausteliuose negalimu naudoti nurašymo bei likvidavimo. Komitetuose pritarta, norinčių paklausti, pasisakyti. Nematau, kviečiu balsuoti. Už 21 sprendimas priimtas. Trečias klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo. Investicijų ir kaimo plėtros komiteto nariams iškilo klausimas dėl aprašo pirmos dalies 12 punkte, kuriame įrašytas žodis asmenis. Rengiant sprendimo projektą, aprašo projektas paimtas iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybė turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jo įstatymo 14 straipsnio 6 dalies, kur yra žodis asmenis. Dėl to ten kilo klausimų. Toliau, atsižvelgiant į vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje pastabas, siūlau sprendimo projektą pakoreguoti. Apraše išbraukti
trečią dalį 16.1 bei 16.2 punktus bei pakoreguoti. Trečios dalies 16 punktą ir įskaityti taip. Savivaldybės turto panaudos sutartis sudaryta pagal šio aprašo pirmą priedą nustatyta pavyzdinė Radviliškio rajono savivaldybės turto panaudos sutarties forma, savivaldybės tarybos ar savivaldybės administracijos direktoriaus ir panaudos gavėjo įgalioti asmenis pasirašo per 20 dienų nuo sprendimo ar įsakymo dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais priėmimo dienos. Ir po to sakinys jei minėtame sprendime išsibraukė. Taip pat yra sakinys turto panaudos sutartį sudaro ir pasirašo savivaldybės turto valdytojas. Trečios dalies 17 punkte ir įskaityti taip. Savivaldybės turto valdytojas prieš sudarydamas valstybės turto panaudos sutartį turi gauti panaudos gavėjo rašytinį įsipareigojimą panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto nekilnojamo daikto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito materialiojo turto remontui atlikti. Išsibraukė sakinys, kuris skambėtų taip. O kai turto panaudos sutartį sudaro Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, šį įsipareigojimą turi pateikti savivaldybės administracijos turto ir vietinio ūkio skyriui. Tas sakinys išsibraukė. Taip pat trečios dalies 18 punktas ir jį skaityti taip. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas savivaldybės turto perdavimo priėmimo aktu, parengtų pagal šio aprašo antrame priede nustatytą akto formą. Savivaldybės turto perdavimo priėmimo aktas su panaudos gavėjų pasirašomas per 5 darbo dienas nuo savivaldybės turto panaudos sutarties pasirašymo dienos. Atskiras savivaldybės turto perdavimo priėmimo aktas su panaudos gavėju gali būti nepasirašomas, jei panaudos davėjas ir panaudos gavėjas sutarė, kad pasirašant sutartį yra perduodamas savivaldybės turtas ir šis sutartis kartu yra turto perdavimo priėmimo aktas. Panaudos pagrindais perduodamo turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo turto valdytojas. Ir nelieka sakinuko. Jeigu savivaldybės tarybos sprendime ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą nenurodyta kitaip, šios dalies nelieka. Ketvirta dalis 22 punktas. Jį skaityti taip. Panaudos sutartis prieš terminą nutraukiama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Taip pat panaudos sutartis pasibaigus panaudos sutartie nurodytam panaudos galiojimo terminui nutraukiama šalių susitarimu. Susitarimą dėl panaudos sutarties nutraukimo pasirašo savivaldybės turto valdytojas, išbraukiami žodžiai administracijos direktorius arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytas asmuo. Noriu pasiteirauti, ar balsuosim už kiekvieną pataisimą atskirai ar už visą sprendimo projektą su minėtais pataisimais. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Prašau, tarybos narys Jonas Pavilaitis. Ačiū. Turto valdytojas, kas yra šiuo atveju? Administracija. Ne taryba. Nes turto valdo taryba. Savininkė yra taryba. Yra pasiūlymas balsuoti už visą sprendimo projektą su pataisimais. Kviečiu balsuoti. Už 21 nebalsavo, sprendimas priimtas. Ketvirtas klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės ir patikėjimo teisė perduota valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jo tvarkos aprašo patvirtinimo. Komitetuose pritarta. Atsižvelgiant į vyriausybės atstovą Šiaulių apskrityje pastabą, siūlau sprendimo projektą pakoreguoti. Aprašė išbraukti
2 ir 3 dalį bei pakoreguoti 4 dalies 24 punktą ir įskaityti taip. Sprendimą dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį priima savivaldybės taryba ir ar jos įgaliota institucija savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės turto panaudos sutartį sudaro savivaldybės turto valdytojas. Ar būtų norinčiųjų paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 21 nebalsavo, sprendimas priimtas. 5 klausimas. Dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Komitetuose pritarta, norinčių paklausti, pasisakyti. Nematau, kviečiu balsuoti. Už 21 sprendimas priimtas. 6 klausimas. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Komitetuose pritarta. Po komitetų sprendimo projektas buvo pakoreguotas. Apraše vietoje žodžio taisyklių įrašyti žodį aprašo. Čia tokia techninė klaida. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 21 sprendimas priimtas. 7 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano tvirtinimo. Komitetuose pritarta, norinčiųjų paklausti, pasisakyti. Nematau. Prašau, tarybos narys Jonas Povilaitis. Kiek žinau, yra atliekų tvarkytoja, ar čia kitų klausimų, ar to jie čia dalyvauja? Kitų klausimų mes, kaip ir sakiau, dėl atliekų tvarkymo aikštelių priežiūros. Tada atsiimu. Supratau. Kviečiu balsuoti. Už 21 nebalsavo, sprendimas priimtas. 8 klausimas. Dėl Radviliškio Lopšelio darželio Eglutė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos, Radviliškio rajono Sidabravo vidurinės mokyklos ir Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos nuostatų tvirtinimo. Komitetuose pritarta su pakeitimu. Galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Ar būtų norinčiųjų paklausti, pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 21 sprendimas priimtas. 9 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 gruodžio 19 sprendimo numeris T6667 dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų didžiausio leistino pareigybės skaičiaus patvirtinimo pakeitimo.
Komitetuose pritarta, norinčių paklausti, pasisakyti, nematau, kviečiu balsuoti. Už 21 sprendimas priimtas. 10 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičiaus nustatymo. Komitetuose pritarta, norinčių paklausti, pasisakyti, nematau, kviečiu balsuoti. Už 21 nebalsavo, sprendimas priimtas. 11 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. Biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto nariams iškylo klausimas dėl sprendimo aprašo 3 dalies 6.1 punktas, kur kalbama apie kvalifikacijos reikalavimus. Rengiant sprendimo projektą, aprašo punktas paimtas iš Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo dėl kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašo ir konkurso bei valstybės reikšmės bibliotekų išskyrus Vilniaus universiteto biblioteką vadovų pareigoms organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Ir tame įsakyme kultūros ministro skamba taip. Savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai turi turėti aukštąjį universitetinį ir jam prilyginamą humanitarinio arba socialinių mokslo studijų srities išsilavinimą ir nemažesnė kaip 2 metų vadovaujama darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 18 susilaikė, 1 nebalsavo. Sprendimas priimtas. 12 klausimas. Dėl įgaliojimų suteikimo komitetuose pritarta, norinčių paklausti, pasisakyti, nematau, kviečiu balsuoti. Už 21 sprendimas priimtas. 13 klausimas. Dėl mokamos paslaugos kainos tvirtinimo. Komitetuose pritarta, norinčių paklausti, pasisakyti, nematau, kviečiu balsuoti. Už 21 nebalsavo, sprendimas priimtas. 14 klausimas. Dėl paslaugų gavėjų vietų skaičiaus Radviliškio rajono vaikų globos namuose Nykštukas patvirtinimo. Komitetuose pritarta, norinčių paklausti, prašau, tarybos narys Jonas Pavilaitis. Aš lygiai tą patį per komitetą klausiau ir klausiu dabar. Ar kaip čia dabar atrodys, kada bus 43 vaikai, o darbuotojų 45.
pagal davinius buvo steigiama, kad laikysim daugiau vaikų. Tačiau direktorius atsakė, kad nelaikysim, nes negalima. Ar ne per daug čia gaunasi darbuotojų jau ant vieno vaiko, po vieno darbuotoją su bit truputį? Ar čia viskas gerai? Darbuotojų skaičius nustato normatyvai, kurie yra priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir grupių skaičiaus. Tai sumažinam vaikų skaičių, natūralu, kad turės mažėti ir darbuotojų skaičius. Gerbiamas tarybos nariai, tikrai reikalavimuose dėl globos įstaigų licenzijavimo yra nustatyti normatyvai darbuotojams. Ir iš tų normatyvų mes negalim išlipti. Ar skiriant biudžetą mes skirsim asignavimus darbo užmokesčiui vaikų globos namam, kad jie turėtų pagal reikalavimus maksimalų skaičių ar minimalų, tai yra mūsų reikalas skiriant biudžetą šiai įstaigai. Ar būtų norinčių dar paklausti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 21 nebalsavo, sprendimas priimtas. 15 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybėje reikalingų teritorijų visuomenės poreikiams tenkinti pripažinimo svarbiomis savivaldybėje. Komitetuose pritarta su pakeitimais, pakeista priedo lentelėje 5 dalyje Radviliškio seniūnijoje pirmame punkte įrašyta Daugelaičio kaimo žalioji zona bei patikslintas 8 punktas Kurklių paplūdimio preliminarus plotas. Visose lentelėse prie žodžio plotas pridėtas žodis preliminarus bei patikslintas. Visas bendras preliminarus plotas. Biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitete buvo pasiūlyti ir pritarta 7 dalyje Šeduvos miesto seniūnijoje išbraukti 10 punktą Užuožerių paplūdimį. Ir tame tarpe, kai jau buvo pasibaigę komitetai, ir gavom Užuožerių ir Paežerių gyventojų prašymą, kad vis dėlto tą teritoriją esančią Užuožerių, tą vadinamą paplūdimį, palikti visuomenės poreikiam. Tad gerbiami tarybos nariai, teiksiu balsavimui 2 variantus. Prieš teikiant balsavimą, prašau, tarybos narys Bublys Vilius. Dėl galimo privačių interesų konflikto nusišalinu nuo 15 ir 16 klausimų svarstymų. Ačiū, prašau, tarybos narys Jurgis Bublys. Norėčiau paklausti, per visus komitetus 15 klausimas buvo praėjęs, bet po to buvo jisai išimtas ir dabar vėl atsirado šitas projektas. Kas čia buvo nutikę ir kas yra pasikavoję po jo? Nemanau, kad čia kas nors yra pasikavoję po juo. Papildymas atsirado, nes, sakau, mes, jeigu neklystu, antradienį gavom Paežerių ir Užuožerių gyventojų prašymą, kad palikti tą teritoriją jų poreikiam. Buvau aš pats su seniūnu nuvykęs ir pasikalbėti pas tuos gyventojus. Iš tikrųjų, tada jų nuomonės jau iš dalies išsiskyrė. Vieni sako, kad mums ten reikia tik dalies to ploto, kiti visai nereikia, dar kiti, kad reikia viso, bet galų gale jie nusprendė, kad jų noras būtų tą visą dalį,
kuri buvo pradinėme variante pateikta, turėti. Tai aš ir siūlau balsavimui 2 variantus. Pirmas variantas su užuožerių paplūdimiu, antras variantas be užuožerių paplūdimio. Ar jeigu mes balsuojam už variantą su užuožerių paplūdimiu, tai ta teritorija lieka visuomenės poreikiams mūsų. Jeigu mes balsuojam be užuožerių paplūdimio, tai lieka laisva teritorija ir žemėtvarka tada spręs, ką su juo daryti. Tai apsispręskite tarybos nariai, su kuriuo, kai balsuojam, su kuriuo variantu. Tai pirmiausia balsuotume už tai, kad tas tarybos sprendimas būtų su tuo ar be to. Antras būtų už visą sprendimą su pakeitimais ir trečias jau už viską. Tai pirmas dabar būtų už variantą su užuožerių paplūdimiu. Visuomenėm poreikiam. Pirmas variantas, dar kartą kartoju. Siūlau balsuoti už pirmą sprendimo variantą su užuožerių paplūdimiu. Taip. Taip. Už 20. 21 mūsų yra. Nebėra, visi vienbalsiai, nebereikia. Tai kadangi jau nebėra alternatyvų, tai dabar tada turėtume balsuoti už visą sprendimą su pakeitimais. Tai yra su tuo, kad užuožerių paplūdimys yra tame sprendime. Kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. 16 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimo. Komitetuose pritarta. Norinčių paklausti, pasisakyti. Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 20 sprendimas priimtas. 17 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 rugpjūčio 21 sprendimo numeris T-799 dėl Radviliškio rajono savivaldybės skirtų lėšų socialinio būsto fondui plėtoti panaudojimo pakeitimo. Sprendimo projektas buvo pristatytas ir jam pritarta 2 komitetuose, galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti.
Už 21 sprendimas priimtas. Mūsų darbotvarkės klausimai baigėsi. Kaip ir minėjau, šiandien svečiuose turim Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovus ir norim paprašyti, kuris iš jūsų dabar pavaduotojas turbūt kalbėsit ir tarybos nariai norėtų išgirsti apie situaciją esančią su APP aikštelėmis, kodėl jose tokia netvarka. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Aš truputėlį norėčiau papasakoti, kas tai per atliekų priėmimo punktai. Galbūt ne visi esate susidūrę su jais. Truputėlį istorijos. 2008 metais gavus ES sanglaudos fondo 100% paramą buvo įrengti ir pradėti eksploatuoti atliekų priėmimo punktai, kuriuose iš vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokančių gyventojų be papildomų mokesčių priimamos buityje susidarančios atliekos. Iš esmės, jūsų rajone jų yra tokių aikštelių 4. Jos randasi Šiaulėnuose, Baisogaloje, Šeduvoje, Grinkiškyje ir Tyruliuose. Atsiprašau, jos yra 5. Radviliškė yra didžia gabaritė, ten yra saugoma. Tai toje vietoje problemos nėra ir siūlyti tiesiog... Taip, atsiprašau. Tos aikštelės atrodytų taip, tai yra maždaug 400 kvadratinių metrų ploto aikštelės, nesaugomos, aptvertos tvora ir asfaltuotos, į kurias, kaip minėjau, gyventojai nemokamai gali atvežti atliekas pagal tam tikrus reikalavimus, tai yra rūšiuojant ir nurodytas atliekas. Galėčiau pavardinti, jeigu domintų, kas per atliekos ten gali būti priimamos. Stambiagabaritės, stiklas, popierius, plasmasė, metalas, žaliosios, medienos atliekos. Problema yra ta, kad nuo 2012 metų tas kiekis, jeigu paėmus visą regioną, aš truputėlį ir apie regioną kalbėsiu, kiekis stabiliai auga maždaug 15%. Infrastruktūra buvo sukurta, kaip minėjau, pradžia buvo 2008 metai, po to dar vienas projektas buvo su didžia gabaritėm, 2012 metai infrastruktūra buvo sukurta vienam atliekų kiekiui. Dabar turime maždaug 30% atliekų augimą. Augimą įtakoja, kad tiesiog, jeigu įdomu, galiu parodyti vakar dienos iš Šiaulėnų. Įmonės masiškai pradeda atsikratyti atliekų per tas aikšteles, nes jos yra nesaugomos. Tokia jų koncepcija, tokia idėja tų aikštelių. Ir to pasekoje didėja kiekiai. Juridiniai asmenys, seniūnijos negalėtų šalinti atliekas per atliekų surinkimo punktus. APP tai yra atliekų priėmimo punktai, jeigu taip trumpai. Tai jeigu pasižiūrėjus į problemą iš esmės, tai reikėtų arba riboti patiekimą į tas aikšteles atliekų. Čia 2 variantai, dalį aikšteles uždarant, dalį jų uždarant, arba įvedant kažkokią kontrolę. Šiam momentui mes pasirinkome vieną iš sprendimo būdų, tai yra 10 aikštelių, čia regiono mastu, jūsų rajonui 2, įdiegti vaizdo stebėjimo kamerą ir kelio užtvarą, šlagbaumą. Tai būtų automatinis šlagbaumas, valdymas būtų iš kairių, operatorius valdytų. Bėda tame, kad jeigu dabar einant prie jūsų rajono, su Baisogala yra problema, aikštelė yra neelektrifikuota. Maždaug 130 metrų reikia atvesti elektros kabelio, visi darbai kainuotų virš 10 000 litų. Tai su savivaldybės atstovais kalbėsime, ką daryti su šita aikštele. Nes mūsų ištekliai riboti toje vietoje. Tai vienas iš variantų. Kitas iš variantų,
dalį aikštelių uždaryti, bet čia jau reikalinga politinė valia ir panašu, kad jūsų rajone tas variantas nesvarstomas, kaip pavyzdys Šiaulių rajonas 3 aikšteles uždaro, pačias problematiškiausias. Tai žvelgiant į ateitį, tos 3 uždarytos aikštelės, Akmenės rajonas, Kelmės rajonas ir Šiaulių rajonas planuoja pavesti atliekų aikštelių priežiūrą savo komunalininkams, tai iš Ratsui sumažėtų krūvis maždaug 2. Dabar yra 30 aikštelių regione. Tai jeigu įvyks tie planuoti veiksmai, mes operuosime 2 mažiau aikštelių, tada galėsime užtikrinti kokybišką jų priežiūrą ir atliekų šalinimą. Šiai dienai mes turime 2 automobilius, 3 turime automobilius, vienas jų pritaikytas šito aikštelių priežiūrai, turi manipuliatorių ir turi konteinerių užtempimo įtaisą, kitas turi tik manipuliatorių 2000 metų Renault, 3 turi tik konteinerių užtempimo įtaisą. Tai normaliai mes turime 1 automobilį tų aikštelių priežiūrai regione. Darbuotojai tarnyba dirba 7 dienas per savaitę, 12 valandų su viršvalandžiais. Ir šiai dienai mes, kaip sakant, anklodė tampam tai vieną, tai kitą pusę. Ten, kur užsidega, perkeltinė žodžio prasme, ten tvarkome, bet kiti punktai nukenčia. Ir Šracas šiai dienai su tokia situacija nepajėgus susitvarkyti. Mes spalio 14 dieną tą klausimą pristatėm išplėstiniam dalininkų ir valdybos posėdžiui ir tikimės, kad bendrom jėgom rasime sprendimus. Dar noriu paminėti, kad be seniūnų, be aplinkos apsaugos agentūros darbuotojų, be savivaldybės, viešosios tvarkos skyriaus darbuotojų pagalbos mes nebusim pajėgus iki galo susitvarkyti su ta problema, nes net ir kamerų klausimas, dabar tarkim, aš turiu, jeigu kam bus įdomu, užfiksuojam pažeidėjus, bet pagal teisinį reglamentavimą mes kaip atliekų tvarkymo centras negalim nei sulaikyti, nei bausti, nei netgi tapatybės nustatyti darbuotojų. O nusiuntus informaciją į radą, taip vadinamą, į departamentą aplinkos apsaugos, jie taip pat labai gražiai nusiplauna. Taip kad mes net neturim galimybių nustatyti pažeidėjus. Kaip sakot? Vienas iš variantų darytas aikštelės saugomos, kaip yra didžia gabaritė aikštelė pas jūs. Jo, tai bet tai vėlgi čia politinė valia, tai yra investicijos, nes kada yra žmogus, tada tvarka yra. O dabar, kada nėra žmogaus, tai ir tvarkos nėra. Gal kas kokių klausimų turit? Prašau, tarybos narys Vitalijus Januševičius. Padėkoti merui už tai, kad jūs iškvietė ir pasiaiškinti dėl Baisogalos konkrečiai aikštelės. Aš kalbėjau ir apie kitas, panaši situacija yra. Iš tikrųjų, man teko dalyvauti, kada kūrėm šitas aikštelės. Baisogaliečiai piketavo, sakė, bus bardakas, čia netinkama. Aš tada sakiau, kad bus viskas tvarkoj, čia išvešim ir taip toliau. Pasilikau liktai ir neteisus. Norėjau jūsų iš tikrųjų sužinoti, kiek jūs dabar paaiškinot, čia liktai nėra sistemos kažkokia klaida, o kažkoks nesugebėjimas. Nes jeigu jūs sako 30% ten padidėjo atliekų srautas, tai galbūt galima 30% padidinti išvežimą tų atliekų ir sutvarkyti visą tai. Prieš 4 savaitės kažkur Baisogalos bendruomenėje vyko susirinkimas ir bendruomenė nutarė kreiptis, kad iškelti šitą aikštelę į kitą vietą, nes jinai stovi prie parko, šalia yra paplūdimys ir taip toliau. Tai aš norėčiau paprašyti parodyti nuotrauką, tai yra buvo pilna aikštelė, buvo nufotografuota ir po to buvo nufotografuota po išvežimo. Tai čia parodytų šitą nuotrauką, pasakytų čia kažkur gal prie Donecko oro uosto, reiškia, vykstantis mūšiai. Sudeginta, sudaužyta. Tokia, aš neįsivaizduoju, kaip galima šitą toliau. Čia jau po išvežimo antro, jau čia po išvežimo, nes
kai buvo, aš nufotografavęs buvau, tai pilna čia padangų buvo, tai iš vis tas žmogus bedarbis, kuris būdėjo toje aikštelė, nes seniūnija, kiek žinau, duoda, tai steptų buvo pasikavojęs, tik išlindo galvą ir vėl įkišo. Dabar čia jau buvo po išvežimo, atrodo. Tai klausimas labai paprastas, kada sutvarkysi tas aikšteles? Uždaryti tas aikšteles? Tai iš vis kažkokia nesąmonė. Ėjom prie to, kad žmonės atvežtų, visi atveža. Tai reikia tik džiaugtis, ne į miškus nuveža, ne kažkur tai griuviuose palieka. Atveža mums visas aikšteles. Dabar girdžiu, uždarom, čia betvarkė, čia betvarkė. Tai kai miškus paklius, tai bus tada tvarka. Aš tos politikos tikrai nesuprantu. Jeigu reikia taryboje ar papildomų pinigų, ar jūs tų krautuvų neturit, ar tų mašinų, tai jūs kaip vadovai ir sakykite, kad blogai, šitokia tvarka negalima, reikia papildomo lėšų, reikia. Ką jūs dabar matote, tai yra katastrofa. Aš, pavyzdžiui, su galiečiam negaliu akis pažiūrėti. Ką aš nekėjom, ką darėm, tai gyventojai dar čia medeliais apsodino, kad jie nesimatytų. Tai aš nežinau, tarybai reikėtų tikrai priimti. Ar sutvarko tas aikšteles, ko reikia, pateikite pasiūlymus. Ar čia reikia jums papildomai pinigų ar ne, ar nesugebam tvarkyti, tai tada reikia keisti vadovus. Tai aš kaip pavyzdį sakau, ką reikėtų padaryti, kad tokio bardako nebūtų. Ačiū tarybos nariai. Prašau, tarybos narys Jonas Paulaitis. Šiandien malonu, kad ten tribūnai stovi šitas jaunas vyriukas, bet šita bėda išvežimo aikštelių yra nuo pat pradžios. Nuo pat pradžios. Pirmoji etapu, tai ten su kainom žaidėme, vienas rajonas naudojasi geresniam sąlygom, kitas. Toliau jūsų įmonė apsiėmė išvežti šitas atlikas, o neperduoti vežėjam. Atlikas ar taip, ar įmonė atveža ar ką, tik skriauda turbūt mūsų biudžetui gaunasi, kad reikia iš bendros rinkliavos apmokėti ir tas atlikas. Tačiau uždaryti negalim. Šiandien yra didžiulė betvarkė, o ta betvarkė, skaitau, tai jūsų nesugebėjimas susitvarkyti su savo pareigom ir šiandien tribūnoje nieko nepasakytų, uždarysim, atidarysim. Finansus. Buvo klausimas, finansų trūksta. Visi rajonai pakėlė. Ko dar trūksta? Valdžia pakeitė. Ko dar trūksta, kad išvežti? Pasižiūrėkite, aikštelės gėda visai Europai už tokį dalyką, ne tik rajonai. Žodžiu, nedirbate, vyrai, mėly, sakykit tiesiai šviesiai. Mašiną nusipirkti negalit. Prie 20 milijonų apyvartas. Ar ką susitvarkyti? Dirbti reikia. Ir šiandien reikia turbūt ir mūsų, kai atstovauja dalininkai ir valdybos nariai, griežtesniem būti irgi reikia ten nedaleisti šitokių dalykų, kad jau reiktų tarybą kviestis ir taip toliau. Ir galbūt toliau klausimas, jau Lietuvoje pradeda irti šitą sistemą. Klaipėda, gaila, kad mes komunalinį nebeturime kam pavesti vežti. Kiti rajonai galvoja apie tai. Ar neiširs šitą sistemą iš vis? Taip. Dėl komunalininkų tai tikrai sutinku, tie rajonai, kur turi, tai tikrai jiems nauda. Bet čia jau kitas klausimas. Jo. Dėl žmonių, tai kaip minėjau, dirbame 7 dienas per savaitę, 12 valandų per parą. Mano nuomonė, mes padarome viską su turimom priemonėm. Kas kita, kad mes anksčiau nesikreipėme dėl resursų kažkokių tai didesnių, kad iš anksto nenumatėme problemos. Čia taip, čia iš tiesų, čia yra mūsų bėda. Priimu šitą kritiką. Taip, tai mes, kaip minėjau, spalio mėnesį kreipiamės į dalininkus ir kad bendrai tą problemą spręstumėm, nes mes patys, dar sakau, savo jėgom jos nepajėgus išspręsti, nes reikia kompleksinių sprendimų, nes vienkartinis išvalymas aikštelės nieko neduoda, kitur susikaupia atliekos ir tada mes tiesiog, kaip sakiau, paklodę traukome vieną ir kitą pusę. Jeigu galima, iš tikrųjų ne vieną kartą yra
kalbėta ir pas mus savivaldybėj su jūsų įstaigos vadovais ir dalyvavę esat ir jūs, kur minėjot apie atliekų augimą ten 15 ar 30%. Ir taip, ten neturėtų būti sumažėjimo galbūt. Yra problema apskaitoj ir vėl matyčiau problemą jūsų veikloje, ką aš jums nekartą esu sakęs. Kai paprašai jūsų pateikit skaičius sutarčių su juridiniais asmenim, prasideda pas jūs blaškymasis. Jūs labai gražiai surenkat iš gyventojų, kurios galite apmokestinti, iš biudžetinių įstaigų, kurias susimoka tvarkingai, su verslo įmonėm, kur jūs sakėt, kad jie veža į APP aikšteles, vadinasi, yra netvarka su sutartim su jais. Jeigu jie būtų tvarkingai su jais visais sudarytos sutartis, tai nemanau, ir jie būtų tvarkingai apmokestinti, nemanau, kad jie dar už savo pinigus vežtų į APP aikšteles. Esam tą klausimą kėlę, bet nekarto normalaus atsakymo iš jūsų tuo klausimu neišgirdom. Jūsų funkcija yra užtikrinti švarą ir tvarką tose aikštelėse. Ir manau, kad situacija paskutinius 2 metus tose aikštelėse tik prastėja. Ar jūs patys darot, ar kiti daro, tai gyventojai mūsų rajono yra tas pats. Jie sumoka mokestį kiekvieną mėnesį ar už visus metus, o jūs nesugebat prižiūrėti tų aikštelių. Būtų manau, ir visiems tarybos nariam aktualu, kad jūs garsiai ir visiems pasakytumėt, kuriai datai išvalysit aikštelės visas, kurios yra, iki švaraus pagrindo ir nuo tada prižiūrėsit tvarkingai. Tokios datos aš negaliu įvardinti, labai gaila, bet negaliu. Pagal esamą situaciją tai nebus niekada, jeigu nebus priimta esminių sprendimų. Pagal požiūrį jūs negalite taip sakyti, tai kaip niekada. Tai jeigu jūsų požiūris yra, kad niekada nesutvarkysim, tai kam dabar tada iš vis tvarkyti? Nepriėmus tam tikrų. Tai jau turbūt reikia keisti požiūrį. Prašau, tarybos narys Pravilonis Jonas. Iš tikrųjų, kadangi kūrėm šitą sistemą, niekaip negalvojam, kad tos aikštelės turėtų būti 5 kartus didesnis negu dabar jos yra. Jos faktiškai nepritaikytos yra, nei stabiliuoti ten gali, neatskirai atskirti, viskas krūvai metosi, ten ir išvežimas ir atvežimas yra blogas. Paimkim 2 aikštelės, paimkim Radviliškį, ten tvarkinga aikštelė, todėl kad yra žmogus saugo ir ten neleidžia didelis kiekis niekam atvežti. Taip, ten vyksta rūšiavimas. Tai vadinasi, reikalinga aikštelės priežiūra. Priežiūra reikalinga aikštelė. Mes, sakykime, dėl atstumą, aišku, stengiamės pagal atstumą išdėstyti, pagal seninijas, galbūt, kad toliau važiuoti, gal iš tikrųjų tie atstumai galėjo būti didesni, bet aikštelės galėjo didesni ir žmonės galėjo būti. Ten vienintelis turi būti priežiūra. Ne šlaubamas nepadės, ne kameras būtų užrakinta, atrakinta, laikas nurodyta, kada reikia dirbti. 100% sutinku. Tai va, o tos šiukšlės čia mes matom, gali atrodyti tas nuotraukas nerodyti, visi žinom, kokia yra betvarkė. Jo, bet žinom, aš nežinau, kuris mes esam nematę, tos betvarkės. Ir esmė mes privatos, sakykime, asmenys žmonės, fizinė asmenys mokam už įmonės. Mokam už įmonės. Taip, aš turiu, jeigu kam įdomu, vakar dienos... Tai va, jūs turėt, bet reikia bendrai sukontroliuoti. Aš ir merus sakiau, tą reikalą reikia arba savivaldybė paimti, arba tiesiog priversti, kas susima šitą paslaugą teikti, turi tvarkingai tvarkyti. Pigiausiai yra, aišku, tai tvarkyti pačiai savivaldybei. Mes į praeitą kartą sakėm. Aš skaitau, kad reikalinga ir galbūt darbo grupė sudaryta, kur iš tikrųjų išanalizuota tą šiukšlyną bendrai aplamai. Ir tą klausimą gal galutinai spręstam. Čia mes dėl šiukšlių iš tikrųjų pasidaro kažkokie ir politiniai, ir dalykai, ir panašiai. Visi žinom, kad yra blogai. Taip, ir kaip minėjau... Čia dabar žmogo pasistatė, mes jį egzaminuojam, reikia tvarkytis, aišku, jums irgi užėmė tas pareigas, spręskite tą problemą. Gerbiamas tarybos nariai, jūs tikriausiai puikiai atsimenat, kada ir balsavot už, kada buvo kūriama šita sistema ir kokios funkcijos tai sistemai buvo pavestos. Kada
mes norim persimti tą, ką jie nesugeba susitvarkyti. Ir manau, kad ne, tai tada turi. Vienoje vietoje mažėja, kitoje vietoje didėja. Tik šitaip galima deklaruoti šitą dalyką. Kaip jų nedidės, jeigu vietoj 2 kartų veža vieną? Nu tai, jeigu nevežam, tai aišku, tai kitas visai klausimas. Tai jau dabar paėmus kelias aikštelykės, turint rajone, yra atėjti problemą į tarybą daryti. Nu, man atrodo gėda. Kibiriukais jau vieną hebrytę būtumėt išnešę vieną aikštelę, kiek čia važinėjat ir laukėt kalbėti. Linkiu sėkmės darbuotis, o nešnekėkit taip. Taip, mes iš tiesų būtumėm išnešę, bet tai būtų vėlgi ne problemos sprendimas, būtų vėl toj pat prinešę. Nes aikštelė išvaloma sekančią dieną in vėl apipilnė. Mes daugybę nuotraukų turime, kada atveža su traktoriumi, konteineriai tušti, aikštelė tuščia ir verčia tiesiai prie įvažiavimo. Po to kitas negali įvažiuoti ir taip kaupiasi šiukšlės, darosi betvarkė aplink tvorą. Kaip minėjau, savivaldybės paveda savo komunalininkams tvarkyti su tom aikštelėm. Mes mokėsim tą dalį, kiek mums mokat jūs, mes mokėsim tą dalį jiems. Siūlot išvežti ir pateikti sąskaitą? Taip. Pagal patvirtintas kainas, prašau. Tarybos narys Vitalijus Januševičius dar vieną kartą. Mums reikėtų emociškai labai reaguoti. Tarybos posėdis kitas bus, kiek aš suprantu, gruodžio pabaigoje kažkur tai. Norėtųsi jūsų paprašyti pateikti, ką reikia padaryti jums, kaip mes esam steigėjai to šraco. Ką reikia padaryti, kad tas aikštelės sutvarkyti jų nemažinant skaičius? Ar jums reikia ten finansavimo, ar jums reikia kažkokių kitų taisyklių, kad jūs ten galėtumėt samdyti? Aš nežinau. Mes čia kiekvienas galim skirtingai. Jonas tą, aš tą, bet jūs dirbat, jūs, sakykime, profesionalai, jūs žinot, pateikite gruodžio mėnesį, ką reikia padaryti. Nu ir išvalykite tas dar pradžiai aikšteles ir pateikit, ką daryti, kad nebūtų tokio betvarkės. Va tiesiog, punktais, Taip. Ir viskas. Ar mes tą galėsim, pažiūrėsim, kur čia šuo pakastas. Dėl veiksmų plano mes, kaip minėjom, su dalininkais ir valdyba jau pradėjom kalbėtis, galim tą veiksmų planą taip pat pristatyti ir jums. Taip. Ačiū tarybos nariam. Ar norėtumėt dar kažką paklausti? Taip, grafiką mes turėjom, mes jo laikėmės tol, kol neprasidėjo gaisrai kituose rajonuose. Dabar mes gesinam ten gaisrus, susidegė pas jūs. Nu, gaisrai Jie nebuvo užgesę paskutinius 2 metus. Tam trūksta išteklių. Mes išvešim tam kartui. Ar tas tenkins jūs? Netenkins. Gerbiami tarybos nariai, manau, gerai, tarybos narys Jurgis Bublys, paskutinį klausimą. Tai norėjau paklausti, tada tai turėtų būti sudarytas kažkoks grafikas, kokią dieną, kada išveža tam tikroje aikštelį, lygiai taip pat kaip su buitiniam šiukšlėm. Kas 2 savaitės veža tokią dieną ir bus viskas aišku. Neišvešit bus jūsų problema. Taip, tas grafikas buvo ir mes jo laikėmės iki rugsėjo pabaigos. Nuo spalio grafikas sugriuvo. Tikrai nereikėtų teikti neteisingos informacijos, nes Baisogala visą Liepą nebuvo vežta ir kalbėti apie laikymąsi grafiko neverta. Nes kada jūs išvežat iš aikštelio, mūsų seniūnai pasirašo. Tai toj vietoj mes viską puikiai žinom. Ir prašymas būtų tikrai tarkit,
kada gruodžio 1 galime tikėtis, kad tos aikštelės bus iš mūsų rajono išvalytos? Aš turiu pasiūlymą sekančiam tarybos posėdis. Malonėtų dalyvauti jūsų generalinį direktorį čia pat lygiai ir pasakyti tai, ką šiandien sakė tarybos nariai, kas padaryta. Jie atsiskaityti viešai, kaip mes šiandien sprendėm. O kaip sprendėt? Ar išvežėt, ar neišvežėt? Yra paprasčiausia, jeigu nežinot, yra tokia spina, galim nusipirkti parduotuvėje ir tvorą užtverti, tai daug ką padės. Tai jūsų yra reikalas, jūs turit priimti visas priemonės ir aš siūlau sekančiam tarybos posėdis visas tas problemas, ką mes kėlėm, atsiskaityti, nes kitaip mes nesulauksim niekada tų grafikų ar ko panašiai. Sutarta, mes galėsim tą padaryti. Ačiū Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojai. Gerbiami tarybos nariai, dar turiu Radviliškio viešosios bibliotekos tokį prašymą pakviest jūs į projektą Misija įvykdyta Radviliškyje skirto pergalės prieš bermontininkus 95 metų sukakčiai parodos atidarimą. Šiandien 3 valandą Radviliškio viešosios bibliotekos paveikslų galerijoje 3 aukštas. Ačiū uždėmesi, tarybos posėdis baigtas, kviečiam podeliui.